Sveiki, čia Gintarė iš Tavo sveikata LT. Ir šiandien aš noriu pakalbėti apie odą. Ir mes daugumą turim odos problemų, kai numetame greitai ir nemažai svorio, pradeda tokia kaip kabėti, arba daugam taip atsitinka, kai pradedame vis labiau senti. Na, aš dar neturiu tokios problemos, bet vyresnio amžiaus žmonių grupė, seneliai tikrai turi. Tai ką daryti dabar su ta oda, kuri yra kabanti arba netgi suskilinėjusi? Tai taip, vienas iš dalykų, ką paminėjau, tai yra, kad jeigu numetate labai greitai svorio, jūsų oda nespėja trauktis ir dėl to turite, ar ne, tokią, tai vienas iš tokių prevencinių dalykų būtų, nenumesti po 10 kg į mėnesį, o numesti, po kilogramą į savaitę, ar ne, priklauso, ką numetate dar, ar vandenį, ar savo riebalus, ar raumenų masę, ar ne, dar priklauso, ką numetate, bet, taip paprastai kalbant, kilogramas į savaitę yra geras rodiklis. Ir jeigu tai yra ryškiai didesnis kiekis per mėnesį, tai galimai galite turėti tokią odą, kurios nenorite turėti, tai yra kabančią odą. Tai dabar ką daryti? Tai tikrai yra didelė pasaulio problema ir nėra vienos piliulės ar vieno atsakymo, kas galėtų suveikti, bet aš noriu pateikti vieną pasiūlymą, kuris yra nemokamas, ir kurį tikrai galite praktikuoti ir jis tikrai turi ženklų, jog padeda turint suskilinėjusią odą arba nutysusią odą. Ir tai yra autofagija. Papasakosiu truputėlį apie ją plačiau, bet kiti žinomi dalykai galite pasidomėti, jeigu norite, kas padeda galimai tai nutysusiai odai, tai yra B grupės vitaminų vartojimas, kolageno vartojimas, sportas, tempimo pratimai ir žinoma kokybiška mityba. Tai pasidomėkite šitais dalykais, ir jie tikrai nepakenks, kalbant apie jūsų odos išsitampimą, jeigu turite tokią problemą. O dabar apie tą autofagiją. Tai nežinau, kiek jūs žinote, nežinote, bet šiaip autofagija kaip terminas yra reiškiantis paprastai kalbant ląstelių atsinaujinimas. Tai realiai ląstelės, kurios yra blogos, netinkamos, silpnos, autofagijos metu jos yra žudomos, su jomis yra atsisveikinama, o tuo tarpu naujos, jaunos, stiprios yra pagaminamos. Tai čia yra autofagija. Dabar kaip ta autofagija atsiranda? Tai nėra tikslių duomenų, kad būtent čia reikia daryti A, B ir C ir ta autofagija atsiras, bet yra pora labai rimtų įžvalgų, kaip ta autofagija atsiranda. Tai autofagija atsiranda tada, kai nevalgote dažniausiai, negarantuoju, bet nuo 24 iki 36 valandų, jeigu nieko nevalgote. Ir tas nieko nevalgymas, ką galite valgyti, tai yra juoda kava ir vanduo, techniškai. Tai po tų 24 valandų dažniausiai prasidės tam tikro lygio autofagija, ar ne? Ir jūsų organizmas pradės truputėlį atsinaujinti. Gali būti anksčiau, gali būti vėliau. Tai tiesiog vienas būdas yra nevalgyti, bet po to kitas būdas yra toks požiūris, toks principas, tai yra baltymų atsisakymas. Tai aš žinau, kad truputėlį gali užknisti skaičiuoti, bet jeigu norit nemokamo būdo turėti gražesnę, stangresnę odą, tai manau verta ir paskaičiuoti. Tai yra baltymų ribojimas. Tai reiškia, principas turėtų būti toks, kad per dieną turėtumėte suvartoti ne daugiau negu 15 gramų baltymų. Ir dabar jums čia tiksliai reikia pasidomėti ir pasiskaičiuoti, kas būtent turi tų baltymų ir kiek kiekvienas produktas turi tų baltymų. Galite matyti ant pakuotės ir svertis, galite internete drąsiai rasti. Bet realiai nesuklyskit, baltymai nėra tik pieno produktai ir mėsa ir žuvis. Baltymus lygiai taip pat turi pupelės, grybai, brokoliai ir daug kitų daržovių. Realiai visiškai baltymų, kas neturėtų. Taip dabar šausiu, bet esu pakankamai tikra, kad visai baltymų neturi alyvuogės, alyvuogių aliejus, kokoso aliejus turėtų neturėti, riešutai galbūt turi labai mažai arba visai neturi,
na, žodžiu, kas yra taip labai labai riebu. Žuvis turės baltymų beje. Tai čia turbūt tokie, kur esu pakankamai tikra, kad neturi tų baltymų, bet visa kita turi kažkiek, tai tikrai reikia skaičiuoti, na, arba neapsisunkinti gyvenimo ir nevalgyti ten dieną arba 2 mėsos ir pavalgyti po 1 arba 2 kartus kažkokių truputėlį daržovių su daug alyvuogių aliejaus ir prieskonių. Tai va, tiek žinių, pasibandykit ir, na, čia kaip visada, nereikia tikėtis, kad vienas dalykas, kaip pavyzdžiui autofagija, ar ne, arba vieną kartą pabandymas pasiekti tą autofagiją ir, na, nėra žinoma, kaip išsimatuota autofagija, bet pajusit. Tai nesitikėkit, kad, vieną dieną nevalgiau ir va dabar čia ta oda nesusitraukia. Ne? Tai nebūkim naivus, tai yra praktika, kurią reikia paversti į savo gyvenimo būdą arba praktikuoti, na, bent, nežinau, 1 mėnesių, 3 mėnesius ir ilgiau, kad pamatyti, ar iš tikrųjų tai veikia. Aš asmeniškai su autofagija turiu labai gerą ryšį ir, na, čia mano teorija, bet mano asmeninė patirtis yra, kad žodžiu, pagrindinė esmė jau papasakau, bet jeigu norite išgirsti asmeninę istoriją, tai prašau pasilikti ir išklausyti. Tai žodžiu, šitas pirštas mano, aš prieš turbūt kokį 1 metų, taip vat kvailai, bet gyvenimas atsitiko, įsidūriau stipriai su peiliu taip, kad prasidėjo fontanai ir mane išvežė su greitąja siūti. Ir esmė tame, kad aš pasižeidžiau savo pusę piršto čia ir man yra nejautra, iš pradžių buvo dilgčiojimai ir, na, pirštas būdavo toks, kad aš galėdavau karštą, šaltą dėti, durt, nesvarbu, pusę piršto aš tiesiog nejaučiu. Tai žinokit, čia dabar per paskutinį mėnesį buvo 1 kartų, kai nevalgiau po 1 dienų. Nu, žinokit, laikykit mane išprotėjusi ar ne, bet aš žinau, kad aš esu beveik garantuota, kad čia ne išprotėjimas yra, nes skaitau daug knygų, mokslinių straipsnių ir taip toliau ir žmonių istorijų. Aš, žinokit, pradėjau jaust pirštą. Nėra jis visiškai tokia kaip ta kita pusė, pavyzdžiui, arba kaip kiti pirštai, bet labai labai nedaug trūksta, kad visiškai atsigaivinčiau pirštą. Nors prieš tai per 1 metų man niekaip jokio pokyčio, jokio progreso. Tai aš manau, kad tai yra nuo autofagijos ir yra klientų, kurie turi labai daug šiaip gerų atsiliepimų apie tą autofagiją. Vienai klientai papilomos, pavyzdžiui, dingo, kitai dėmės, kitai dingo nemažai žilų plaukų, pavyzdžiui, atsirado daugiau energijos, sako, aš niekada negalėdavau tiek ilgai eiti, vaikščioti arba bėgti, dabar aš nueinu tą pačią distanciją per savo parką, net nesisėsdama, na ir kitų daug dalykų, tikrai autofagijos naudos yra wow, tai yra mano nuomonė, tai yra pats geriausias ir nebrangiausias ir daugiausia gražos duodantis dalykas, tik tiek, kad reikia savo truputėlį paspirti šikną ir neįsileisti to velnio, kuris mūsų galvoj sako, tu numirsi, jeigu nevalgysi, nenumirsi, gali savaitę ir daugiau nevalgyti ir nenumirsi, žmonės kiti vėžį išsigydo nevalgydami, tai tikrai dėl odos pabandykit, nemokamas būdas, papraktikuokit, truputėlį duokit savo pokyčio gyvenime. Ir labai tikiuosi, kad mano patarimas duos jums teigiamų rezultatų. Čia Gintarė iš Tavo sveikata LT. Ačiū labai, kad žiūrit. Iki kitų kartų.